Sveiki, taip atrodo Aladžos vienuolino katakombos, viduj labai tamsu, neišeina filmuoti iš viso. Na, čia tikrai ne ateiviai statė, matos labai daug neligumų, tai statė žmonės, be abejo vienuoliai, kaip pavyko, taip ir pastatė. Labai šventa vieta čia. Meldžiausi Dievui, kad jis padėtų Putinui išlaisvinti Lietuvą, sunaikinti Lietuvos fašistinį režimą, kad jo nebebūtų. Be abejo, mano maldos bus išgirstos. Štai taip atrodo centriniai rūmai šito vienuolino. Mano praeitas video, kur aš parodžiau savo baltarusišką politinio pabėgėlio pasą, su kuriuo aš galiu įvažiuoti į Europos Sąjungą ir manęs negalima sulaikyti niekur Europos Sąjungoje arba pasaulyje už bet kokį nusikaltimą. Tai tas video sulaukė 70 000 peržiūrų. Tai labai daug Vadinas gerai rodyt dokumentus. Štai šiandien parodysiu savo Padniestrės. Vakar, tarp kitko, ašgi švenčiau 13 metų, kaip aš buvau priimtas į Padniestrės advokatūrą. Ir štai noriu parodyti savo pirmąjį advokato pažymėjimą. Štai mano pažymėjimas, matot, nusivalė. Čia yra Padniestrės herbas, o čia yra parašyta legija, bet buvo parašyta kolegija ir toliau ADR, bet iš tikrųjų advokatų buvo parašyta rusiškai. Va, koks gražus pažymėjimas. Tarp kitko, jį išdavė rusų kalba, bet nutarė rašyti rumuniškai viduj. Mano vardas parašytas Stanislavas Tomas rumuniškai, o prieš tai, pavyzdžiui, parašyta tovariš parašyta. Kaip malonu, kad mane pavadino kažkas oficialiai tovariš. Ir advokato pažymėjimas 134, dėl to, kad labai mažai advokatų Padniestrėj. Kodėl aš tapau advokatų Padniestrėj? Yra žmonės, kurie sako, kad Padniestrės Respublika nėra pripažinta niekur pasaulyje. Ir tai yra ne visai tiesa. Padniestrės Respublikos advokatai, Moldovos dalis, kuri, oficialus pavadinimas Moldovos Padniestrės Respublika. Tai Padniestrės advokatai galėjo atstovauti Europos žmogaus teisių teisme visada iki 2016 metų. O kaip jūs matot, šitas pažymėjimas, jis galioja nuo 2013 metais birželio 7 išduotas ir jis galioja iki 15 metų. Iki 15, vadinas, 16 metais jis jau negaliojo. Bet Lietuvos fašistinis režimas apie tai nežinojo, kad aš jau buvau persikėlęs iš Padniestrės kitur. Ir todėl 2016 metais jie prastumė tą sprendimą uždrausti visiems Padniestrės advokatams atstovauti Europos žmogaus teisių teisme. Tai dar kartą pakartosiu. Yra, pavyzdžiui, byla Ilaškų, yra daug kitų bylų iš Padniestrės, kur buvo apskusti Padniestrės aukščiausiojo teismo nutartis į Europos žmogaus teisių teismą. Tai visada buvo galima Padniestrės advokatam atstovauti. Bet 2016 metais visiems Padniestrės advokatams tai buvo uždrausta. Ir kodėl tai įvyko? Kodėl tai įvyko? Tai įvyko todėl, kad pasirodo, kad aš tapau daugiausia Europoje laimėjusių advokatų bylų. Ta prasme, visoje Europoje vienas žmogus iš Padniestrės laimėjo daugiausia bylų Europos žmogaus teisių teismo istorijoje. Ir be abejo, tai buvau aš. O kasgi dar? Ir todėl, ir plus aš dar laimėjau Pakso bylą prie viso šito. Tai todėl jie nutarė uždrausti iš viso visiems Padniestrės advokatam atstovauti
Europos žmogaus teisų teisme, bet manęs tai nepalėtė dėl to, kad aš jau buvau prisiregistravęs Andoroje ir Ukrainoje ir Sarko saloj ir Rusijoje. Tai tas draudimas praktiškai nieko nepaveikė. Jis tai paveikė tik tai žmonės, kurie išsigando ir nutarė, į šitą advokatą aš nesikreipsiu. Tik tai taip paveikė. Ir kadangi kreipėsi į durnesnį advokatą, jie pralaimėjo. Tam tikri žmonės. Tai nuostabus pažymėjimas. Tarp kitko, kodėl būtent Padniestrė? Yra dvi priežastys. Pirma priežastis. 2013 metais aš gyvenau Kišiniove su savo mergina. Mano mergina Gilasku buvo jos pavardė. Ji tuo metu buvo Moldovos televizijos naujienų vedėja. Tokia profesija buvo. Labai įdomi profesija, labai protinga iš tikrųjų mergina. Viena protingiausių mano buvusių merginų. Ir Moldovoje užsienio piliečiams buvo draudžiama būti advokatais. Tai todėl aš paėmiau autobusą 30 minučių, 30 ar 40 minučių važiuoja tas autobusas ir tu esi Padniestrėj. Ir Padniestrėj aš tapau advokatu. Kadangi aš daktaras, aš niekur nelaikau egzaminų. Yra tokia šiknaskelė panelė Ignas Vėgėlė, kuri sako, kad daktarai turi laikyti egzaminų. Tai panelė Ignas Vėgėlė neišlaikė advokatūros egzamino. Kaip ji tapo advokatė Lietuvoje? Ji tapo advokatė dėl to, kad tai yra jos asociacija. Jis šitos asociacijos vadovė buvo. Taip panelė Ignas Vėgėlė tapo advokatė. Ir kita priežastis, kodėl aš nutariau būtent Padniestrę imt, dėl to, kad į Padniestrėj tuo metu advokatai mokėjo 0 procentų mokesčių. Ir 13 metais aš žinojau, kad pas mane ateina labai dideli pinigai. Būtent 13 metais aš uždirbau pinigų. Labai daug pinigų uždirbau 2013. Ir aš nenorėjau mokėti mokesčių. Ir todėl aš prisiregistravau Padniestrėje, kad nemokėčiau nei vieno cento mokesčių. Ir aš visus raginu, niekada nemokėkite mokesčių, nes mokesčius moka tik tai durniai, o protingi žmonės, protingi, genialų žmonės, kaip aš, niekada nemoka mokesčių, tuo labiau Lietuvai. Nes jeigu kažkas moka mokesčius Lietuvai, aš ką tik buvau vienuolyne šitam ir kalbėjau su vienuoliais ir jie man visi pasakė, tu pateksi į pragarą, jeigu mokėsi mokesčius Lietuvai, dėl to, kad tai yra prakeikta valstybė, režimas fašistinis, visas šitas režimas, Putinui padės Dievas, Jėzus Kristus padės Putinui nugalėti Lietuvą, bet kol dar nepadėjo, negalima mokėti jai mokesčių, niekada nemokėkite Lietuvai mokesčių, visada mokėkite mokesčius ten, kur jie yra 0. Pavyzdžiui, Padniestrė. Padniestrė. Ir man labai, aš negalėčiau galbūt gyventi Padniestrėj, bet tikrai buvo malonu apsilankyti. Galbūt net aš ir užvažiuosiu greitai Padniestrėj, nes, pavyzdžiui, mano kanale aš esu aplankęs 172 valstybės ir mano kanale būtent nėra video iš Padniestrės, nes tada, 13 metais, aš dar nebuvau sugalvojęs filmuoti blogą ir filmuoti video. Trūksta video iš Padniestrės, tai galbūt ten užvažiuosiu, vien tam, kad užvažiuočiau. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.